Aš bendrauju su visų pasauliu, man dabar trūko kantrybė. Pas mane žmonės iš viso, iš Amerikos, iš visur rašosi, visur bendrauju. Esmė yra tame, kad tendencingai buvo kišama per prievartą brūkama, kad Stankūnai tie gera motina, jinai sutenerė, jinai padla paskutinė. Pardavinėjo savo vaiką, tas pats atsitiko su Naroševičiūtė, jūs visi tą puikiai žinot. Kaip aš visiems bandžiau metus laiko, papasakoti, kas yra Kuprevičius, kas yra visa sistema ir taip toliau. Nei vienas nesutiko to padaryti. Įsigimėliai jūs. Visi, kas dasidėjo prie to, kad ta mergaitė bus sunaikinta. Jūs paspringsit ašarom žmonių visų. Bandžiau skambinau telefonu papasakot, kad Kuprevičius viską meluoja, kad pas mus lyčiuose buvo... Tai ne vien Kuprevičius, pasižiūrėkit, vien melas, buvo brūkamas melas. Ačiū LNK, ačiū Lietuvos rytui, ačiū. Tikrai įsigimėliai totalūs, įsigimėliai žiniasklaida, uzurpuota, korumpuota. Nežinau, neturiu žodžių, sakau, aš gailiuosi, kad Lietuvoje gyvenu, turiu pasiūlymus gyventi Amerikos, bet aš šiandien čia kovoju už savo vaikus, kuriuos turiu 5. Mama važiuoti iš Lietuvos su vaikais, jau daugiau nieko nebeliko. Paimkit policiją, uždarykit mane, aš sakau, aš reiškiu savo nuomonę pagal konstituciją, uždarykit mane, kaip uždarė tuos 36 iš Klonio gatvės. Uždarykit, aš viską, aš galime, uždarykit. Aš išprotėjęs, aš ir debilas esu. Matot, visiems galioja, jūs liek tokie patys šūnės esat, kaip ir visi. Prezidentūros, nes čia reikia organizuos kažkokį tai pasitarimą visų organizacijų, tai geriau čia, važiuokit čia. Kur mūsų valdžia, kur mūsų kalba aukščiausias pikas, kur? Nėra! Nėra! Valdo kas? Išgamos šešėlis. 6-7 žmonės valdo Lietuvą, žmonės. Atsipūskit, užtenka šito melo, užtenka banditizmo. Vaikų atžvilgių banditizmo. Pažiūrėkit, sveikatos apsaugos ministerija, teisinės